atvėrė pagrindinius Vilniaus gatvėje esančius istorinės prezidentūros vartus, patenkame į maždaug futbolo stadiono dydžio sodą. Šiandien čia užeiti gali bet kas, tačiau prieš nepilną šimtmetį pirmiausia būtų tekę susidurti su prie vartų patruliavusių pareigūnų, tikrinusių atvykusiųjų dokumentus. Dabar pasitinka ne pareigūnas, o 3 iš bronzos išlietos pusantro žmogaus dydžio, lyg išėjusių pasivaikščioti po sodelį prezidentų skulptūros, iškilmingai atidengtos 1996 m. vasario 16. Sodelėje, kaip tikroje pasakoje, tenka rinktis iš 3 takų. Pasukus į kairę, pilkomis trinkelėmis grįstų takeliu, sutinkame prezidentą Aleksandrą Stulginskį. Jis vaizduojamas vidutinio ūgio ir tvirto kūno sudėjimo, šiek tiek pasuktų veidų į dešinę, kairė koja tvirtai žengiantis iš gimnazijos gatvėje buvusių Seimo rūmų prezidentūros link, kairė ranka įrėmęs į juosmenį, o dešiniąją pasirėmęs vaikščiojimo lazda. Prezidentas vilki kasdienių 3 dalių kostiumų – švarku, liemene ir kelnėmis. Po liemene dėvi marškinius ir ryšį kaklaraištį, avi odinius pusbačius kvadratinėmis nosimis. Prezidentą pavyko pavaizduoti tikroviškai, pro šiek tiek surauktus antakius, žvelgianti nuoširdžiu ir pasitikinčiu žvilgsniu, įrėmintų pensne stiliaus akiniais, aukšta kakta, trumpais plaukais, ūsais ir barzda. Žingsniuojant nuo sodo vartų į dešinę pusę, medžių paunksmėje randame sėdintį prezidentą Kazį Grinių. Jis, kaip demokratiškiausias prezidentas, atsipalaidavęs sėdi krėsle, kairę koją atkišęs į priekį, o dešinę pritraukęs arčiau savęs. Laisvumo įspūdį sukuria ir rankų padėtis. Kairė prezidento ranka padėta ant sulenktos kairės kojos, o dešinė atremta į krėslo rankturį. Prezidentas vilki prasektą žemiau kelių siekiantį paltą, kostiuminės kelnes ir marškinius, ryšį kaklaraištį ir avi odinius pusbačius kvadratinėmis nosimis. Skulptūroje atsispindi aukštas Kazio Griniaus ūgis ir liekna figūra. Jo galva pasukta šiek tiek į kairę pusę, žvelgia susimaščiusiu žvilgsniu, vaizduojamas vešliais plaukais, gana aukšta kakta, tiesia didelė nosimi, įdubusiomis akimis. Kazys Grinius vienintelis iš prezidentų neaugino nei ūsų, nei barzdos. Todėl ir skulptūroje vaizduojamas švariai nusiskutęs. Pasirinkus centrinį taką, vedantį prezidentūros link, į vidų užeiti kviečia ilgiausiai rūmuose gyvenęs ir dirbęs prezidentas Antanas Smetona. Jis vaizduojamas vidutinio ūgio, stovintis sunėręs ištiestas rankas. Vilki žemiau kelių siekiantį paltą, dešinėje rankoje laiko pirštinės, dėvi kostiuminės kelnes ir marškinius, ryšį kaklaraištį ir avi odinius pusbačius kvadratinėmis nosimis. Jo galvą puošia neaukštas cilindras, dėvėtas ypatingomis progomis. Šalies vadovo veidas vaizduojamas su vešliais užriestais ūsais, nedidelė barzdele, vidutinio ilgio nosimi ir įdubusiomis akimis. Skulptoriaus atkurtas rimtas žvilgsnis nukreiptas tiesiai į ateinančiuosius nuo Vilniaus gatvės vartų. Sodelėje galima prisėsti ir palsėti ant patogių medinių suolelių. Panašų suoleliai atsirado dar prieš 100-metį, Kaunui tapus laikinąją sostinę ir 1919 m. rugsėjo 1 rūmuose apsigyvenus prezidentui. Jaukumo aplinkai suteikia 100-mečiai klevai, kaštonai ir akacijos, prie kurių derinasi retro stiliaus žali žibintai, romantiškai metantis šviesą vakarais. Visą teritoriją, esančią tarp Vilniaus, Gimnazijos ir Šventos Gertrūdos gatvių, juosia 1935 metais Juozo Jono Burbos suprojektuota metalinė tvora, sujungta masyviomis mūrinėmis 3,5 metro aukščio kolonomis. Iš Gimnazijos gatvės pusės yra įrengti dar vieni, tačiau nenaudojami vartai. Sodo gilumoje, atitraukti nuo triukšmingos gatvės, stovi Kauno architektūrinėme audinėje išsiskiriantis prezidento rūmai. 33 metrų ilgio ir 13 metrų pločio kreminės spalvos mūrinis tinkuotas dviaukštis pastatas traukia praeivių dėmesį. Pagrindinio pietinio fasado pirmajam aukštui išskirtinumo suteikia kairėje pusėje esantis paradinis įėjimas,
kuris kairiau matomas tik įžengus pro pagrindinius vartus. Įėjimą puošia lieto ketaus dekoruotas pilkas durų stogelis. Kompozicijai žaismingumo suteikia 9 stačiakampiai langai rudais mediniais rėmais, išryškinti iškiliais balto tinko apvadais. Antrajame aukšte per visą rūmų ilgį išdėstyti 8 pusapskričiai arkiniai langai, puošti ažūriniais raižiniais, taip pat išryškinti balto tinko apvadais. Tarp langų įkomponuotas metalinė ažūrinė tvorelė aptvertas balkonas, į kurį patenkama per rudos spalvos įstiklintas duris su 2 pusapskričiais langais. Šlaitinis pastato stogas užklotas pilka cinkuota skarda, kurio viduryje 12 metrų aukštyje plazda iškelta Lietuvos trispalvė. Šiaurinis rūmų fasadas pasitinka kitokiu vaizdu. Tarp pastato šonuose esančių rizalitų per visą antrąjį aukštą nusidriekusi įstiklinta žaliomis lentelėmis apkalta galerija. Pirmajame aukšte įrengta veranda, apjuosta medinė tvorele su tekinto medžio detalėmis. Verandos stogą, tarnaujanti kaip antro aukšto balkono terasa, laiko 8 masyvios kolonos, tarp kurių įrengtas tarnybinis įėjimas. Rūmų eksterjeras suformuotas gubernijos laikotarpiu išliko beveik nepakitęs iki Antrojo pasaulinio karo. Tačiau stipriai nukentėjo sovietmečiu. Nuo fasado buvo pašalintos dekoratyvinės detalės bei pakeitus vidaus patalpų planą sudarkytas šiaurinis fasadas. 2000 metais, siekiant atkurti istorinę pastato išvaizdą, atlikti istoriniai tyrimai, kurių metu nutarta restauruojant išryškinti prezidentūros laikotarpį kaip istoriškai Lietuvai vertingiausia. Susipažinę su rūmų aplinka, užsukite į audienciją pas prezidentą. Atvėrę dvivėrės medinės lakuotas paradinio įėjimo duris, pateksite į nedidelį melsvą vestibiulį laiptinę. Anuomet prie įėjimo kiekvieną lankytoją sutikdavo paslaugų šveicorius, padėdavęs nusirengti paltą ir jį pakabinti vestibiulio gilumoje buvusioje rūbinėje. Šiandien svečius pasitinka besišypsanti kasininkė, prekiaujanti bilietais, suvenyrais, knygomis ir visada maloniai atsakanti į lankytojų klausimus. Prieš 100 metų panašų darbą atlikdavo karininkas, pakviesdavęs į dešinėje pusėje nuo įėjimo esantį nedidelį budinčio karininko kambarį ir laukiamąjį, kur pasiteiravęs vizito tikslo susisiekdavo su prezidentu ir praneždavo, kada šalies vadovas galės priimti. Šiandien budinčio karininko kambarys ir laukiamasis nedidelė ekspozicijų salė. Jos sienos dekoruotos klasikiniais ornamentuotais turkios spalvos tapetais, pereinančiais į kuklesnius, šviesiai žalsvus. Įėjus į salę, kairėje pusėje pasitinka ant sienos kabantis autentiški prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio bei Kazio Griniaus portretai, tarp kurių įterptas iš medžio bei metalo išlietas pano Vytis, kabėjęs ir prezidento rūmuose. Palei šią sieną stovi XIX amžiaus Liudviko XVI stiliaus baldų komplektas. 4 kreminės spalvos, gėlių ornamentais dekoruotų gobelenu aptrauktos paminkštintos kėdės bei minkštasuolis. Priekyje stovi aukso spalvos ovalo formos stalelis su dramblio kaulo spalvos marmuriniu paviršiumi. Dešiniajame šios sienos kampe stovi ne tik gubernatorių laikus menantis, bet ir prezidentūroje naudoti Liudviko XVI laikų stiliaus baldai. Dekoratyvi natūralaus medžio kėdė su inkrustacijomis ir bronzos detalėmis, bei greta stovintis natūralios medžio spalvos lakuotas rašomasis stalelis su tamsiai mėlynu aksomu išmuštu paviršiumi. Kambarių šviesą teikia 2 pietinio fasado langai išeinantys į sodelį, tarp kurių kabo Trost Javorskienės nutapytas paveikslas Lietuvos Vytis. Raudoname fone pavaizduotas riteris jojantis ant balto žirgo. Apačioje matomas Gedimino pilies bokštas bei Vilniaus arkikatedra. Šis paveikslas prezidentūrai padovanotas 1925 metais Vilniui vaduoti sąjungos įsteigimo progą, liudijant lietuvių ryžtą atgauti okupuotą sostinę. Dar vienas paveikslas kabo dešinėje prie durų vedančių į kitą kabinetą.
Šiame Vlado Didžioko portrete pavaizduotas Lietuvos kalbininkas Jonas Jablonskis, buvęs prezidento Antano Smetonos mokytojas. Iš budinčio karininko kambario ir laukiamojo, eidami tiesiai pro atviras dvivėrės baltas duris, pateksite į erdvų prezidento asmeninio adjutanto kabinetą. Čia, kaip ir prieš tai buvusioje patalpoje, išlaikytas žalias koloritas ir panašus sienų dekoravimas. Sienų viršutinė dalis šviesiai žalsva, o apatinė dalis pistacijų žalumo spalvos su vertikaliomis siauromis tamsesnėmis alyvuogių spalvos juostelėmis. Ši salė daugelį metų tarnavo kaip Kauno gubernatorių bei prezidentų kabinetas. Jo paskirtis pasikeitė po 1926 metų gruodžio 17 dieną įvykdyto valstybės perversmo, siekiant užtikrinti į valdžią atėjusio prezidento Antano Smetonos saugumą. Apsauga patarė persikelti dirbti į mažiau matomą patalpą antrame aukšte. Teko prabangesnį ir erdvesnį kabinetą užleisti asmeniniam adjutantui. Kabinetui daug šviesos teikia net 4 langai išeinantis į pietų pusę. Prezidento asmeninio adjutanto kabinetas kartu su toliau išdėstytais 3 buvusiais prezidento šeimos buto kambariais sudaro muziejaus 1 aukšto laikinų parodų erdvę, dėl to jų vaizdas nuolat keičiasi. Rūmuose prezidentas ne tik dirbo, bet ir gyveno su savo šeima. Tad pastatas buvo padalytas į oficialias ir privačias šeimos butui skirtas erdves. Tiesiai pereidami prezidento asmeninio adjutanto kabinetą, pro atviras dvivėrės baltas duris, pateksite į nedidelį šeimos svečių kambarį. Jame vos vienas langas, erdvės nedaug, galėjo tilpti tik vienvietė lova, stalelis ir pora krėslų. Kambario sienos kuklesnės, išklijuotos švelnios dramblio kaulo spalvos tapetais ir tik viršuje prie lubų dekoruota puošnia juostele. Iš šio kambario per dvivėrės duris pateksite į gretimą prezidento šeimos buto vaikų kambarį, kuris beveik nesiskiria nuo prezidento šeimos svečių kambario. Jame ilgą laiką gyveno prezidento Antano Smetonos sūnus Julius. Iš vaikų kambario per kitas dvivėrės duris pasieksite paskutinį 1 aukšto kambarį – prezidentienės saloną. Jis beveik 2 didesnis nei kiti šeimos buto kambariai. Šviesos jam teikia 2 didesnis gilus balto rėmo langas su plačia balta palangė. Salone prezidentienė Sofija Smetonienė priimdavo svečius bei, būdama puikia lošėja, pakviesdavo prie kortų stalelio. Anksčiau iš šio kambario kitos durys vedė į šeimyninio buto koridorių, iš kurio buvo galima laiptais patekti į 2 aukštą. O šiandien lankytojams tenka apsisukti ir grįžti pereinamais kambariais tuo pačiu keliu atgal į laiptinę. Į 2 rūmų aukštą pakilsite XIX amžiaus antrosios pusės paradiniais mediniais laiptais, išklotais minkštų tamsiai mėlynų kilimų, ornamentuotų šviesiai gelsvomis ir ugninėmis detalėmis. Kilimas priderintas prie aukštų, melsvos spalvos sienų. Didingumo erdvė suteikia tamsios natūralios medžio spalvos turėklai su puošniomis tekintomis ir drožinėtomis medinėmis detalėmis. Laiptinės pasididžiavimas 2 įspūdingi, masyvūs XIX amžiaus Liudviko XVI stiliaus paauksuoti veidrodžiai. Pirmasis, kiek daugiau nei 3 metrų aukščio ir 1,65 cm pločio, puošia laiptinės aikštelę, kurioje staptelėjo ir į savo atvaizdą akį užmetė ne viena dama ar džentelmenas, pakildami audiencijai pas prezidentą. O pakilus laiptais, dėmesys nukrypsta ir į 2, tiesiai prieš laiptus esantį itin puošnų, gracingais raižiniais išdabintą, šiek tiek siauresnį, tačiau per gerą pusmetrį aukštesnį veidrodį. Per laiptinės langus krentantis šviesos spindulys žaidžia veidrodžių paviršiuose ir nejučia priverčia dairytis pamestos krištolo kurpaitės. Laiptinės kairėje esančios dvivėrės durys veda į erdviausią rūmų kambarį – audiencijų salę. Čia kadaise vykdavo iškilmingi bei oficialūs priėmimai. Audiencijų salėj erdvės ir šviesos suteikia 5 balto rėmo pusapvaliai arkiniai langai, dekoruoti ažūriniais rėžiniais.
Langus puošia XIX amžiaus Liudviko XVI stiliaus rudenėjančios žalios spalvos užuolaidos, šonuose sutrauktos ir surištos blizgančiais sidabriniais kutais. O vakarais šviesą užtikrina prie sienų pritvirtinti auksinės spalvos 2 lempų bra šviestuvai, bei pagrindinis šviesos šaltinis, audiencijų salėje viduryje prie lubų pritvirtintas prabangus, metalinių rėmų, auksinės spalvos, krištolo lašeliais puoštas 24 lempų sietynas. Salės grindis puošia visose rūmuose išklotas parketas, kuris sovietmečiu buvo suniokotas, tačiau restauruojant atkurtas pagal 1937 metų prezidentūroje atlikto remonto metu pakeisto parketo brėžinius. Šios salės sienas ir lubų frizą puošia balti gipso lipdiniai. Šviesiai žalsvi sienų atspalviai, besimainantys su kreminės spalvos figūrinėmis detalėmis, atkurti atlikus polichrominius tyrimus. Anuomet erdvėje salėje buvo įrengtos privatiems pokalbėms skirtos kelios baldų salelės, o šiandien ši salė užpildyta 100 kėdžių, kurios pasitarnauja lankytojams renginių metu, bei norintiems prisėsti ir neskubant pasigrožėti salės žavingumu. Išskirtinė audiencijų salės interjero puošmena 1930 metais prezidentui Antanui Smetonai padovanotas Vytauto didžiojo portretas. O labiausiai intriguojanti detalė – ties salės viduriu į sodelio pusę išeinančios įstiklintos baltos durys, vedančios į rūmų simbolių tapusi balkoną, iš kurio anuomet ir dabar į susirinkusiuosius kreipiasi prezidentai. Iš jo pasisakyti gali tik prezidentai. Todėl durys atveriamos tik ypatingomis progomis. Iš audiencijų salės per 3 atskiras duris galima patekti į skirtingus kambarius. Pirmosios, arčiausiai įėjimo kairėje pusėje esančios durys veda į kukliausią dramblio kaulo spalvos laikinų ekspozicijų salę, buvusi prezidento dovanų muziejų, kur saugotos įvairiausiomis progomis gautos dovanos. Antros, kairėje pusėje salės gilumoje esančios dvivėrės durys veda į šiek tiek už audiencijų salę mažesnę patalpą – valgomąjį. Gelsvos sienos ir kuklesni bra sienų šviestuvai išlaiko audiencijų salės interjero testinumą. Pagrindinis valgomojo šviesos šaltinis – prezidentiniu laikotarpiu įrengtas stačiakampio formos stoglangis. Į įstiklintą verandą išeinantys 3 langai papuošti to paties stiliaus, kaip ir audiencijų salėje, garstyčių spalvos dryžuotomis puošniomis užuolaidomis. Anuomet salės viduryje stovėjo masyvus stalas su kėdėmis, prie kurio pietų ir vakarienės metu susėsdavo ne tik prezidento šeima, bet ir svečiai. Dabar tai erdvė muziejaus laikinoms parodoms. Trečiosios dvivėrės durys pačiame audiencijų salės gale veda į mažąjį saloną. Kambarį puošia 2 pusapskričiai arkiniai langai, sienos dekoruotos tamsesnės ir šviesesnės bordo spalvos tapetais. Liudviko XVI stiliaus baldais apstatytame kambaryje prezidentas posėdžiaudavo su ministrų kabineto nariais. Deja, salone stovėję baldai neišliko. Šiandien čia įsikūrusi ekspozicija. Pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentai ir prezidento institucija. Į svarbiausią rūmų patalpą, prezidento darbo kambarį, įžengsite iš mažojo salono per baltas dvivėrės duris. Jame dominuojančios žalios spalvos interjeras tiksliai atkurtas remiantis ikonografinė medžiaga. Sienos dekoruotos kabinetui solidumo priduodančiais blizgiais, tamsiai žalios spalvos tapetais su rusvomis vertikaliomis juostelėmis. Ant grindų paklotas ornamentuotas žalios ir smėlio spalvos kilimas. Viduryje kabineto stovi sodrios žalios spalvos santūraus klasicistinio stiliaus oda trauktų baldų komplektas, sofa ir 2 minkšti foteliai. Prieš sofą tarp fotelių stovi iš gubernatorių paveldėtas apvalaus žalio marmuro kavos stalelis. Kairėje pusėje prie sofos stovi nedidelis drožinėto medžio dekoratyvus staliukas su apvaliu rudo marmuro paviršiumi, skirtas nedideliai skulptūrai ar vazai pastatyti. Greta stalelio kairiame kampe ant aukšto juodo postamento užkeltas Roberto Antinio vyresniojo sukurtas pilko akmens Antano Smetonos biustas.
Dešiniajame kampe prie vos vieno pusapskričio arkinio lango, uždengto gelsvo ir žalsvo atspalvio užuolaidomis, stovi rašomasis stalas su kėde. Šie baldai primena čia dirbusi prezidentą Antaną Smetoną. Ant darbo stalo stovi juodo marmuro rašalinė bei stovelis popieriui ar laiškams ir bronzinė Art Deco stiliaus stalinė lempa, metusi nedidelį ruožą šviesos ant vėlyvais vakarais mėgusio dirbti prezidento užrašų. Dabar kabinete tvyro tvarka, tačiau amžininkų prisiminimuose prezidento Antano Smetonos darbo stalas, sofa, foteliai, net grindys būdavo nuklotos dokumentų, laiškų, knygų ir laikraščių stirtomis. Darbo kambarį puošė dvi arčiau mažojo salono esančiose kairiame ir dešiniame kampuose stovinčios masyvios 20-ojo amžiaus pradžios drožinėtos knygų spintos, įstiklintomis durimis. Jose prezidentas laikė asmeninės bibliotekos knygas. Kabineto priešakinės sienos centre kabo dailininkės Zofijos Kochanauskienės sukurtas žaliu koloritu derantis prie kabineto nepriklausomybės akto signataro, tautos patriarcho Jono Basanavičiaus portretas, tapęs neatskiriama prezidento kabineto puošmena. Šiame kabinete kairėje pusėje yra dar vienos baltos dvivėrės durys, anksčiau jungusios prezidento darbo kabinetą su miegamuoju. Tačiau šiandien jos užrakintos ir už jų slypi Narnija, nepažinta lankytojams teritorija, tad ties čia ir baigėsi audiencija pas prezidentą. Dėkojame, kad apsilankėte virtualiai, lauksime jūsų prezidento rūmuose ir gyvai.